Labuką. Nu ką, pradedam naują dienelę. Esam pasikrovę. Išvažiavau iš sandėlio, dabar reikia tik tais išsimatuoti. Ką mes čia turim? Taip, blemba, taip labai yra nepatogu. Su viena ranka. 2,3 metrai. 2,3 metrai čia bus irgi panašiai. 2,10 metrai. Nedaug. Vieną blemba, tai nekroviau. 2,10 metrai. Čia aišku biški daugiau. 2,10 metrai, 2,45. Kažkaip neatrodo iš tos pusės, kad tiek būtų. 2,5 ir 2,25. Ten metras turbūt. 2,5, 2,25. Čia dar plus 2 sortimentai. Spigliuotis ir lapuotis. Čia vien spigliuotis, 2,05, 2,5. Tokiam reikdėti. Ten kampo ein, biški nelygiai sukrovęs. Tai aną kampą vis tiek matuoji naujoje akmeniai, tai reikia biški palyginti. Tai va, išsipildyti ir važiuoti. Įvažiavom į Biržus. Sėkmingai suvažinėjom į Menčius ir atgal. Išsikrovė Menčius. Dabar nenuvažiuoju ten, kur nereikia. Tiksliau pasukti ten, kur reikia. Tai paskui neįsirauti kažkur, tai policija. Šiandien buvo kaip tik čia va Biržos reids, davė prasipūsti. Tai gerai, kad daug nebuvau išgėręs, 0 įpučiau. Taip šiandien visai negėriau. Laidotuvės. Vis dar ta mada tebėra ant avarinių. Važiuoti. Iš sovietinių laikų kolonai tipo važiuoja varinius, ta būdavo šviesas įsijungti kolonai, kai važiuoja. Būdavo, jeigu lietus lyja, turi šviesas įjungti, čia be šviesų važiuoja, bet va, jeigu lietus lyja, turi šviesas įsijungti kolonai važiuojant. Tai jeigu jau matai su švieso mašiną atvažiuojančią, tiksliau, jeigu matydavai su šviesom atvažiuojančią, nu tai jau galėdavai spręsti, kad priekį kažkur lyja, tarkim vasarą. Į akuratį važiuoji, toliau pavažiuoji, žiūri, lietus prasideda. Nu, ne vien sovietiniai. Čia iš sovietinių laikų palikims. Ir atgavus nepriklausomybę dar ilgą laiką buvo tas dalykas daromas.
tokia pat sąlyga, taisyklė. Taip, dabar važiuojam į Nemunėlio Radviliškį. Kiti vadina Radviliškė Nemunėliu. Nežinau kodėl, nors realiai ir Nemunėlio Radviliškis. Gal gražiau skamba. Atvirkščiai. Važiuojam pasikrauti eglės taras ir reiks čia kažkur tai biržus vežti. Reiks skambinti vadybai klausti, pasitikslinti. Dar kol kas neskambinau, galvoju, kad ten be reikalas skambinėsi. Vakar vadybininkas pradėjo pasakoti apie reikalavimus visokius, kokią istoriją, kokie ten nužėvinti, nenužėvinti, kokias baudas. Na, ne baudas, tokie brokuojami. Sako, dabar nepasakok man, vis tiek aš viską užmiršu. Kam čia apsikrauta, nu ne viską, bet ta prasme užmiršu dalį. Kam čia apsikrauta galva dabar, kai dar šiandien neveši. Nu, tai va, šiandien. Pasirodant ant lango vabalai, čia pasirodant paukščiai skrenda. Tai dabar va, kaip tik reiks vežti, aišku, negerai, nes jau pas mane yra po 2,6. Tai kol nuvažiuosiu, nu ne 3 bus, bet link 3. Pasikraut, grįžti, jeigu iki 5 tai dirb, tai gali būti taip, kad tik vieną reisą ir te padarysiu. Į čia. Tas nėra gerai. Nu, trukdos visokie tokie dalykai. Sustoti kurą, užsipilti, pavyzdžiui. Jeigu dar prieki mašiną stau, nu tai vėl gaišti laiką. Pauzės pasidaryti. Tokį ilgumą, kokią reik, neišein. Tai turi dar paskui atskirai kažkur tai stoti. Tarkim, į Menčius nuvažiuoji. Kol matavimai viskas įvyks, na, apie, sakykim, 15 minučių. Nu gerai, pasidarai tą pirminę pauzę, tarkim. Paskui išsikrovinėja, grįžti, reikia pusvalandžio dar pauzės pasidaryti kažkur tai. Nu tai va, ir žiūri pagal laiką, pagal vietą. Ar į kokią degalinę sustoti, nueit kavos nusipirkti, palsėti, tą pusvalandį pralaukti. Ar kokioj stoteliai, keliai stoti. O, miškovežis. Tai va, vakar, tarkim, kadangi ilga kelionė tos Menčius, sako, 2:40 kažkur tai iš to galo. O 4,5 valandas gali vairuoti. Galim sakyti, be perstojo. Tai vakar parvažiuojant reikėjo stoti jau stoteliai. Pasidaryti pauzę. Šiandien, sakau, reik biškį anksčiau. Stojau Joniškiai, degaliniai. Pasidariau pauzikę pusvalandžią. Dar galiu vairuoti 3 valandas 9 minutės. Tai va, tokie ir trukdos dalykai. Ir automatiškai va vėliau atvažiuoji. Papierkas prisibūbinės. Spygliuočio eglės. Skambinau su vadyba, tai vežam tarą. Vežam tarą, bet nestoresnį kaip 26. Saka, jeigu jau abejoja, geriau iš vis neimk, palik. Vešam iš Šiaulių storesnį. O tų storesnių yra. Nu, reik biškį atsirūšiuoti. Taip. Apsipurkšu, kad aiškiau būtų. Nu, aišku, tie storiai jau tai taip aišku jau, kad atkrent. Nu, bet vis tiek. Tas. Tas garantuotai. Kaip ir įėjant dar, bet palikam.
blogiau nebus. 2.3, 2.5, 2.5, nors 2.6, bet atmeskam. Blogiau nebus. Ar šia iš akės gali iš tikrųjų kraudams jau. 23. Gali kraunant iš akės primesti. 2, 2.5. Tas. Nu, toj pusėj plonesnė. 20. Čia plonesnis. Tas 23. Ir tai blogai. 23. 23. Apačioj plonesnė. Ta atmeskam gal. 21. 24. Nu, aišku, da, kitoj pusėje gal storgalių yra. Nesvarbu, iš plongalio, iš storgalio negali būti storesnis 26. Na, bolė mėnė. Tik sakau, kai krauni biški kitaip atrodo iš šoną. Nu, iš toliau, kai ta mediena imi, atrodo plonesnė. Gerai bus. Aišku, dar ir antrą eilę sukrauta. Nu, tos eilės jau nečiupinėsim. Kol kas bent jau. Dabar reikia pasikrauti mašiną. Sakau, atsiųsk numeriuką. Pavadinimą jaučiu, kad ne taip nugirdau. Įsivedžiau į navigaciją pasižiūrėti, kur ta įmonė randas. Man išmet Šiaulius. O turbūt Biržos. Nu, tai turbūt, kad ne. Padedam metrą į vietą ir einam krauti.
pasikrovėm. Ilgokai krovės. Aišku, reikėjo kažkiek atrūšiuoti. Nedaug, bet vis tiek. Toksai šioks toks žaidims. Čia kažlapia tai. Ir sakau, slyst kaip ant ledą. Plaukiai tas kelias toksai įdomiai. Šiaip griovys ir iš vienos pusės drenažinis, bet kelias pats šlaps. Kažkoks šaltiniuots gal. Tai vat, važiuoti reikia dabar apie 40 km. Nu dabar 35 lika gal kokie kilometrai. Grubiai kilometras minutę. Tai rodo, kad būsiu be 2 minučių 5. O iki 5 dirb. Tai reikės skambinti savininkui. Turbūt kai iki 5 dirb. Neklausiau, bet didžioji dalis įmonių iki 5. Tų mažesnių tokių. Reikia skambinti, paklausti, jeigu iki 5, kad biški luktelėtų tas kelias minutės. Nes ką man ten pasirašo tik ant važtaraščio, atiduodu kopiją važtaraščio ir žmogaus nebereik. Jis ten vis tiek sakė, per liniją eis. Visą medieną. Tai ten nereik nei skaičiuoti, nei ką. Kiek atvežiau. Nu, ne to, kad priim, bet pasirašo, kad priim medieną. O kiek tos medienos bus, tai patys atsiūs įmonė patikslinta kiekį, kai pro liniją praeis. Štai negali būti nei puvinė kažkokia, tai ant linijas matai iškart. Nei, kaip minėjau, storesnis nei 26 cm. Nu ir nuo 25 cm jau atmečiau iš šonas, buvo maža, ką. Kažkaip galvojau, kad 2 mašinas bus panašiai taras, bet nu va dabar, sakykime, pakrauta mašina. Nu ir antrai mašinai ten, nu ne pusę mašinos, biški gal čiū daugiau, bet pilnos tikrai nebus. Gal dar pritrauks. Tai va reiks klausti, ką ten grįžus vežti, nes kažkiek mačiau malkų yra ištraukta nedaug. Būtų gerai mašiną kokią pasikrauti ir į Menčius lėkti. Bet jeigu ten nebus, nu, tai neįsivaizduoju, kad su pusė mašina tai nevažiuosi. Kaip bebūtų, toli yra. Nes ta, kur storesnė tara yra, reikės į Meškuičius vežti. Ten priim ir storesnė, į plonesnę. Tai nereikia tiek rūšiuoti. Nu, kaip bus taip. Dabar vėl svarbiausia tam tos pačios biržos neprigribauti. Nu, bolė mėnė įsivaizduoju, kur važiuoti. Nors nesu buvęs, bet ten, kur aplinkelį išsukdavau. Aš sukdavau į dešinę, o ten, kaip įsivaizduoju, reikės biškį į kairę sukti. Kelis kilometrus pavažiuoti ir praktiškai būsi vietoj jau. Tai va, važiuojam. I don't know if I can take it. Must be a monster in my head. Lately feels like I've been faking. Think there's a stranger here instead. There you have it. That night I lie awake. Wanna escape this. Hold tight. The air is changing. Let's run away. Somewhere we can be safe. To the wild, wild.
can find me. Let's run away, far away from all the pain. No reality to run to. Sark sako, duosiu patarimą, sako, nusimk iškart diržus prie įvažiavimą ten ant asfaltą. Nežinau, sako, kodėl, bet visi vairuotojai taip daro. Atvažiuoju į vietą, parodė, kur iškrauti. Nu tai kaip įimsi faks, kad čia iki kelių braidyti reikia. Ir tai vat, sako, šalia tos krūvos iškrauk. Čia nėra kaip man davažiuoti, va, taip jau mašina gal nesimata, pakrypusi yra. Toliau jau bijojau važiuoti. Gerai bus, sako, krauk šalia viskas. Nu tai ir einam krauti.